tiesiog aš tai galvoju taip, kad visi mes ir besimokantis vaikai, bet ir mes ir suaugę taip pat, visi turime individualių poreikių. Tai yra, kiekvienas savo, ar ne? Ir vaikai, kurie sėdi klasėje arba netgi šeimoje, ar ne, jie visi turi jiems būdingų individualių poreikių. Jeigu aplinka yra tokia, čia taip kaip iš stebuklų šalies, ar ne, tokia palanki, kad jinai pajėgia atliepti tos poreikius, ar ne, jinai tiesiog tinka to vaiko poreikiams, tai tada jisai specialiųjų poreikių neturi. Jeigu aplinka neatliepia ir atsiranda aplinkoje kliūtys, kurios trukdo vaikui pasiremti, atsiskleisti, tiesiog atsiskleisti, kad ir ką jisai tenais viduje turi gero, tai tada atsiranda jo specialieji poreikiai, šiuo atveju ugdymosi poreikiai. Tai jeigu grįžtumėm prie gabių vaikų, tai pats gabumas, pats aukštas intelektas, jisai tik tai sukuria tam tikrus tai grupiai, ir ten jie yra labai įvairūs, bet tam vaikui būdingus poreikius, ko jam reikia, kad jisai sėkmingai mokytųsi. Pavyzdžiui, jam tikrai kančia rašyti, kaip jūs ten paminėjote, ten tą visą puslapį prirašyti, ar ne, jisai tikrai, jam to tikrai nereikia, ar ne? O mokyta, pavyzdžiui, liepia. Programa ugdymo liepia. Olimpiadą nesurašysi, kaip tu gavai sprendimą, neužskaitysi atsakymą. Dar vieną kartą aš suprasčiau, kad pademonstruotų, kaip jisai mąsto, bet jeigu jam reikia tai rašyti 20 ar 5, netgi užteks ir 5 kartų tą patį kartoti, jau jam tikrai labai tai netiks. Ir kels tą patį nuobodulį, susierzinimą ir norą prieštarauti ir taisyti pat neteisingą pasaulį, ar ne? Tai kai gabus vaikas su savo poreikiais netinka, jam aplinka netinka, ne jis netinka, jam aplinka netinka, tai tada atsiranda specialieji jo ugdymosi poreikiai, nes jisai toje netinkamoje jam aplinkoje negali savęs realizuoti. Jis negali mokytis taip gerai, kaip jisai galėtų toj geresnėje tinkamoje aplinkoje. Tai čia apie tos specialiosius poreikius truputėlį plačiau, bet kad noriu tiesiog to subtilų skirtumą, kad gabūs vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl to, kad aplinka jam netinka. Mokymosi būdai jam netinka, tas netinka, nes lygiai taip pat ir kitas vaikas gali turėti specialiųjų ugdymosi poreikių, kai jam netinka kažkas tai. O kaip patenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius įtraukties kontekste ir tų pagalbininkų, kurių dėja mokykloms labai trūksta, ar ne, realybė irgi tokie yra. Tai irgi labai toksai didelis ir svarbus klausimas, nes aš dar negirdėjau, kad gabiems vaikams dėl jų specialiųjų ugdymosi poreikių mūsų švietimo sistemos skirtų finansavimą arba pagalbininką. Gabus vaikas pagalbininko tikrai neturi, turi tie, kurie... Kitaip.